Garbėjai Kristai, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Labas, Valentinai. Labas, Neda. Tai mes dabar esame antroje serijoje ir mūsų šiandienos temos yra dvi. Mes pakalbėsim apie sukūrimą žmogaus ir pasaulio. Ir antra tema vadinasi, tai labai toks kūno teologijos terminas, pirmapradė vienatvė. Tai tikiu Valentinas mums paaiškins visą tai, kas tai yra. Ir pirmas klausimas tau, tai galbūt kodėl mes pradedam nuo sukūrimo, kalbant apie kūno teologiją? Pradedame nuo sukūrimo, nes taip pat pradėjo ir popiežius Jonas Paulius II. Visą savo kūno teologiją jis pradeda nuo Mato Evangelijos ištraukos, kur ateina fariziejai pas Jėzų ir jo klausia, ar galima skirtis su savo žmona ar ne. Ir Jėzus atsiliepia, kad Mozė leido žmonoms skirtis, su savo žmona skirtis, tačiau, kaip pabrėžė Jonas Paulius II, pradžioje taip nebuvo. Ir tada logiškai Jonas Paulius II mus nukreipia į tą pradžią, kad mes Jėzaus pakviesti nueitume ten ir suprastume vis dėlto, o kaipgi buvo. Ir vis tiek žinome, kad pradžioje žmonės buvo sukurti be nuodėmės. Nuodėmė tai yra jų pasirinkimo pasiekmė, o reiškia buvo viskas tobulai. Ir rojus dar nebuvo dangus, bet žmonės buvo malonėje Dievo pilnai ir galėjo ją pasilikti. Tai žiūrėdami į pradžią galime pamatyti, kam esame sukurti ir link ko turėtume judėti mūsų kely. Tai toks buvo, tarsi buvo viskas pagal Dievo planą, iki pat nuopuolio, kai jau žmogus pasirinko nuodėmę. Taip, tikrai, ten buvo vykdomas Dievo planas tobulai, o dabar kaip išeis? Kaip pasirinkame? Jo, kaip pasirinkame. Kartais reikia ir pagal Dievo planą B eiti. Tada buvo grynas planas A. Ok, tai dar gilinsime šiek tiek kitą planą A. Ir, galim pažvelgti į pradžios knygą. Ir tenai matome pirmus 2 skyrius. Tai jau namų darbuose turbūt jau perskaitę esate pirmą ir antrą pradžios knygos skyrių. Ir skaitydami turbūt pastebėjote, kad tenai yra 2 pasakojimai apie pasaulio sukūrimą. Tai Valentinai, kodėl yra 2 pasakojimai? Tai 2 pasakojimai iš tikrųjų yra, skirtingai mokslininkai į tai žiūri, yra versija, kurią pripažįsta ir pats Jonas Paulius II savo kūno teologijoje, kad tie 2 pasakojimai buvo parašyti skirtingai žmonėmis ir labai skirtingais laikais, kad pirmas skyrius buvo parašytas žymiai vėliau negu antras. Ir taip pat gali kilt pagundų matyti juose prieštaravimus ir suabejoti šventuoju raštu. Tai iš šitos niuansus mes nelysim, bet tikrai bažnyčia yra paskelbusi skirtingus dokumentus apie tai, kaip teisingai skaityti šventąjį raštą ir ten nagrinėjami tie niuansai, kodėl autorius taip rašo, kaip kontekstas turi įtakos tam ir panašiai. Vienas iš tokių dokumentų būtų Dei Verbum, jis yra prieinamas, galima paskaityti. Tai va, mums svarbu žinoti, kad antras pasakojimas, tai yra antrasis skyrius, jisai, galima sakyti, koncentruojasi į 6 dieną. Ir mes daugiausiai laiko praleisime būtent prie antro pasakojimo, nes
tą dieną buvo sukurtas žmogus, kurio visą ypatumą mes ir nagrinėjame čia. Taip pat svarbu paminėti tai, kad pirmi 11 skyrių iš pradžios knygos tai nėra istorinė literatūra. Tai yra, jie neperteikia tų faktų tiksliai ir istoriškai, bet tai labiau yra poezija. Tai nereiškia, kad pradžios knyga pradžioje neskelbia tiesos. Jinai skelbia tiesą apie žmogų, apie jo prigimtį, apie pasaulio sukūrimą ir taip toliau, tačiau tai daro kitaip, daro taip poetiškai. Ir mes po to įsitikinsime, kad tokia meniška kalba, jinai labai gražiai atspindi ir tai, ką mes išgyvename ir ką išgyveno tie pirmieji žmonės ir tikrai pasako apie mūsų tiesą ir visai nėra būtina, kad tai būtų istoriškai tikslus faktai. Tai tiesiog atkreipia jūsų dėmesį, kad nesikabintume, taip sakykime, prie šventojo rašto, bet žiūrėtume į tai kaip į poeziją. Tai pradedant nuo pačios pradžios, pačioje pradžioje, kas buvo, tai buvo Dievas. Ir dar nebuvo nei laiko, nei žemės, nei nieko. Ir Dievui nieko netrūko. Jisai pats savaime jau yra pilnatvė. Tai kodėl jis sugalvojo sukurti pasaulį? Kam jam reikėjo? Nes jam nereikėjo realiai nieko, bet jis vis tiek sukūrė pasaulį ir žmonės. Tai kodėl taip įvyko? Geras pastebėjimas, nes iš tikrųjų kitose religijose dievai, jeigu kūrė žmonės, tai pirmas variantas tai gali būti atsitiktinumas. Pavyzdžiui, vienas dievas nužudė kitą dievą ir ten iš kraujo ir iš dar kažko susikūrė pasaulis kažkaip mistiniu būdu. Dar gali būti variantas, kad vienas dievas kitą išprievartavo ir iš jų lytinio akto gimė pasaulis žmonių, ne? Tai čia gali būti atsitiktinumas arba dievų poreikis žmonėse. Pavyzdžiui, yra tokių dievų, kurie gyvena iš žmonių aukų, tai yra jie priklauso nuo žmonių. Arba jiems yra nuobodu ten kažkur dangui sėdėti ir jie nori kaip tokį teliką turėti žmonių pasaulį. Tai arba jie priklauso nuo jų, arba noris tiesiog pramogų. Dar esu girdėjusi, kad, man atrodo, artimuosiuose rytuose buvusio tos senos religijos ir buvo sukurti žmonės tiesiog kaip vergai dievams. Taip, irgi apie tai kalbama, kad dievams reikia mūsų, ne? Tai taip grubiai tariant, mūsų dievui nereikia mūsų. Tai yra, jam nieko netrūksta, jis yra visiškai laimingas, viską turi, nes jis pats yra pilnatvė. Ir tada natūraliai kyla klausimas, o tai kodėl tada mes esam sukurti? Ir iš tikrųjų iš meilės, nes mūsų dievas yra ne tai, kad jis labai mylintis ar dar kažką, jis pats yra meilė ir dar tobula meilė. Ir jeigu gerai pagalvotume, kaip galėtų elgtis tobulioji meilė, tokį padarytume eksperimentą, minčių eksperimentą, ne? Tai suprastume, kad tobula meilė, jinai negali kažkaip egoistiškai savo palikti tos meilės, bet jinai norėtų dalintis, ne? Aš tokią analogiją naudoju, kad nelabai gali vietą išsisėdėti, kaip tas vaikas, kuris cukraus prisivalgė, jam reikia būtinai kažką... Spurdais. Taip, jam būtinai reikia bėgioti, kažką daryti, ten žaistis ir panašiai. Taip pat ir tobulioji meilė, jinai negali tiesiog be reikalo sėdėti. Ir tokiu būdu esam mes sukurti ir dėl to, kad mes nesam atsitiktinumas, ir esam, sakykime, suplanuoti,
galim pasakyti, kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų turi prasmę, ne? Ir kad mūsų gyvenimas yra geras, galim pasakyti pagal tai, kad Dievas sukūrė mūsų iš meilės. Tai jau daug galima pasakyti apie tai. Galime dar paimti atvejį su vaikų gimimu ir kartais yra tokių liūdnų atvejų, kai vaikas nėra norimas, ne? Kai moteris pastojo to nenorėdama ir, pavyzdžiui, atliko abortą arba vaiką paliko savo vaiką, bet nėra tokios meilės iš mamos, kuri galėtų būti, jeigu tas vaikas būtų norimas. Beje, vaikai tą jaučia ir kiek žinom iš psichologijos nuo pat įsčių. Bet vėlgi atkreipdami dėmesį į tai, kad Dievas yra vis dėlto tas gyvybės teikėjas. Ir jeigu žinome, kad jis yra tobulas, tai mes žinome, kad jis ir klaidų nedaro. Ir jeigu tas vaikas gimė, reiškia, tai buvo Dievo valia, tai buvo Dievo leista, ne? Jis norėjo to vaiko. Ir net jeigu tėvai nenorėjo, Dievas norėjo. Net jeigu tėvai nepriema ir gal net nemyli, Dievas priema ir myli. Ir kai vaikas užaugs ir jis pažins tą Dievo meilę, jinai gali jam kompensuoti tai, ko jis negavo iš tėvų. Ir tokiu būdu jo tą žaizdą pagydyti. Stiprus dalykai. Perinam toliau prie Biblijos. Ir skaitant pradžios knygą, matom, kad žmogaus sukūrimas šiek tiek skiriasi nuo gyvūnų. Ir šiaip nuo visos kitos kūrinijos. Yra net atskirta speciali diena pradžios knygoje, kurioje yra sukūriamas žmogus. Tai kuo skiriasi, kuo yra ypatingas tiksliau žmogaus sukūrimas nuo kitos kūrinijos? Pirma, noriu pastebėti, kad žmogus yra sukurtas 6 dieną. Ir tą dieną buvo ne vien žmogus sukurtas, bet ir gyvūnai. Bet iš tikrųjų žmogaus sukūrimas yra ypatingas ir čia tai galima įžvelgti, pavyzdžiui, per iškilmingą įžangą, kuri yra prieš žmogaus sukūrimą. Dievas net pasitarė, ne? Yra tokių versijų, kad tenais su angelai tarėsi, bet plačiau priimta versija, kad čia yra pirmas minėjimas trejybės, kad Dievas savyje tarėsi apie tai, kad nori sukurti žmogų. Jokią kitą dieną, prieš jokio kito dalyko sukūrimo, mes tokios įžangos ir Dievo pasitarimo nesutiksim. Ir čia jau yra toks mums ženklas, kad dabar kažkas ypatingo įvyks. Tai galėtum perskaityti tas eilutes? Taip, pradžios knygos 1 skyrius 26-27 eilutės. Tuomet Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Tevaldo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Tai čia ta didžioji įžanga. Taip. Ir joje matome, tai, kad yra įžanga, tai jau yra toks mums įspėjimas apie tai, kad kažkas čia ypatingo, bet tada gauname įrodymų, kad žmogus turi orumą, kuris yra nepakartojamas. Jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai reiškia, kad jame atsispindi kažkas dieviško. Ir Jonas Paulius II teigia, kad žmogų negalime visiškai nei suprasti, nei paaiškinti iš pasaulio paimtomis kategorijomis. Tai reiškia, kad kažkas įvyko ypatingo iš tikrųjų. Kad į pasaulį įėjo kažkas, kas bus, sakykime, virš to pasaulio, ne? Nes mes žinome, kad žmogus yra
pašauktas valdyti pasaulį. Nedominuoti, bet valdyti, atsakingai juo rūpintis. Ir pats žmogus atspindi Dievą, tai galime sakyti, kad tikrai jis yra aukščiau už kūrinyje. Tai perinant nuo sukūrimo prie pirmapradės vienatvės, galbūt galėtum paaiškinti šitą terminą, pirmapradė vienatvė. Taip, tai šį terminą mums padės visų pirma suvokti ir pati Biblija. Tai galėtum tą ištrauką perskaityti. Gerai, tai iš 2 skyrius pradžios knygos 18 eilutė. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tai matome, kad kūrinyje yra dalykų, kuriuos Dievas įvertina negerai. Prieš tai pirmajame skyriuje po kiekvieno sukurto kažkokio dalyko Dievas dienos pabaigoje sako ir, apie Dievą pasakyta, kad jis matė tai ir tai buvo gera. Antrame skyriuje matome, kad kažkas yra negerai. Būtent tai, kad žmogus yra vienas. Tai čia vienatvė, taip. Pirmapradė. Ką reiškia pirmapradė? Tai šitas terminas yra sugalvotas Jono Paulio II. Jis įvedė jį. Ir čia jis kalba apie tai, kad pirmųjų žmonių patirtis jos yra pirmapradžios. Tai yra, jos yra, taip sakykim, mūsų kaip žmonijos pradžioje. Ir tai yra pirmosios patirtis. Ir kai kalbame apie jas, tai daugiau dėmesį kreipiame į jų fundamentinę reikšmę, o ne į tai, kad jos yra kažkur toli labai nuo mūsų, ne istoriškai, vos ne ant tiek, kad čia nesvarbu apie tai galvoti. Ne, čia kalbama apie tai, kad šitos patirtis visada slypi kiekvienos žmogaus patirties pagrinde. Čia yra iš tikrųjų labai svarbu mums suprasti ir tai yra pagrindas to, kodėl mes nagrinėjam tas patirtis. Ir bus keletą terminų, kurie turės savį pirmapradis, pirmapradė. Tai ir matom, kad tas pirmas žmogus, pirmame skyriuje, jie yra sukuriami kaip pora. Ir jau antrame skyriuje turbūt ir įeiname tą vienatvę, nes jie yra sukuriami po vieną atskirai. Tai kodėl jie buvo sukurti po vieną, o ne kartu? Tai yra, kodėl taip rašoma antrame skyriuje? Taip, tai jeigu kalbame vėlgi apie prieštaravimus, tai manau, čia nėra prieštaravimų, tiesiog pirmasis skyrius nekalba apie tą sukūrimą taip detaliai ir galima pasakyti, kad antrasis pasakojimas jis priartina tą 6 dieną ir jau detaliau ją nagrinėjo. O dėl to, kad žmonės buvo sukurti ne kaip pora, bet pradžiai buvo, kaip vėliau sužinosim, sukurtas vyras, o tada moteris, tai čia turi labai mums svarbią informaciją šitas faktas ir dabar jį ir nagrinėsime. Tai vienatvė yra apskritai žmogaus patirtis, o ne tik vyro, nes jeigu pažiūrėsime į 2 skyrių, iki tol, kol neatsirado moteris, vyras nėra vadinamas vyru, bet yra vadinamas žmogus. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus yra vienišas per tai, kad jis yra žmogumi, kaip sako, socialinė būtybė, kuriai reikia bendravimo, ne? Ir iš kitos pusės jis yra vienišas ir kaip vyras, nes jam trūko moters. Jis dar nežinojo, kad būtent moters jam trūko, bet jis jautė tą vienatvę, ne? Ir mes jaučiame tą potraukį vienytis su kita lytimi. Nors jaučiame potraukį ir turėti draugų. Dėl to ta vienatvė vienai tokia yra gan dvilypė. Ir jeigu skaitome toliau, tai matome, kad Dievas po to, kai sako, jog negera žmogui būti vienam, sukuria jam ne kitą žmogų, o sukuria gyvūnus. Galima sakyti, jam augintinius sukuria. Tai gali atrodyti keista, ne?
nes vis tiek planavo žmogų sukurti, tai kodėl pirmie yra augintiniai. Čia Jonas Paulius II teigia, kad žmogui buvo duotas specifinis išbandymas. Jis turėjo suprasti tai, kad jis yra aukščiau už kitus kūrinius, ane? Suprasti tai, kad jis yra kitoks, kad jis yra pašauktas didesniems dalykams, kad turi tą pranašumą. Ir kaip jis tą suvokia. Pas jį Dievas atveda gyvūnus ir jis turi juos pavadinti. Dabar tas vardo davimas yra iš tikrųjų valdžios pozicija. Tas, kuriam aš duodu vardą, yra po mano valdžia. Mes tai matome ir šiuolaikinėme pasaulyje. Kam duodam vardus? Savo augintiniams, tai akivaizdžiai mes esam jų šeimininkai, ir savo vaikams. O vaikai yra iki 18 metų po tėvų valdžia, taip sakykime, turi jų klausytis. Ir tas faktas, kad pirmasis žmogus duoda vardus gyvūnams ir parodo, kad jis yra aukštesnis už juos, kad jis negali jiems būti prilygintas, nes jis, kaip ir minėjom, yra pagal Dievo paveikslą. Tai žmogus būtent suvokia, kad jis yra kitoks. O jeigu kitoks, tai nėra jam partnerio tarp tų gyvūnų. Nėra lygaus, o reiškia, jisai ir jaučiasi vienišas. Tai taip pat mums parodo ir tą realybę, kurią turime mes, su kuria gyvename mes visi ir dabar. Kiekvienas ieško savo tapatybės. Tai prasideda tikriausiai kažkur paauglystėje ir tai yra didžiulis klausimas. Kiek teko su paaugliais dirbti rekolekcijose, tai tikrai jiems yra labai svarbus klausimas, kas aš toks esu. Ir visi mes ieškom savo tapatybės ir kas ilgiau, kas trumpiau, tačiau ši ištrauka mums parodo, kad nors subjektyviai ieškome, tačiau mūsų tapatybė yra objektyvi. Ta prasme, kad visi esame žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą. Kristaus nuopelnu visi esame Dievo vaikai. Ir už šitą tapatybę tikrai jokia kita nebus aukštesnė. Nieks to nepranoks. Ir tai yra tas pagrindas mūsų. Ir dar toliau daugiau kalbėsime apie žmogaus tapatybę. Bet noriu dabar tokius griauti įsitikinimus, kurie yra neteisingi, kad žmogaus kažkokie pasiekimai ar, nežinau, jo išvaizda ar dar kažką yra jo vertės, kaip sakykime, pagrindas, ane? Tai nėra tiesa. Kiekvieno žmogaus orumas yra vienodas. Tai, kad mes esam Dievo vaikai ir jis yra pastovus ir antiek aukštas, kad kai mes tą suvokiame, galime tikrai, lengviau mums yra atsikratyti žemos savivertės problemų. Tai va. Ir matome, kad savęs pažinimas yra neatsiejamas nuo pasaulio pažinimo, nes žmogus suprato, kad jis, kokia jo pozicija yra pasaulyje, kas yra toks, tik tai žiūrėdamas aplinkui, žiūrėdamas į pasaulį. Pavyzdžiui, Šventas Tomas Akvinietis teigia, kad prieiti išvados, kad egzistuoja Dievas, galima ir tiesiog stebint gamtą. Tai vadinasi natūraliuoju apreiškimu. Natūralusis apreiškimas yra žemesnis negu tas, kurį turime, pavyzdžiui, per šventąjį raštą, kur Dievas tiesiogiai mums kalba apie save ir kur duoda suprasti, taip sakykime, niuansus apie save. Taip, žodžiais daugiau aiškina. Taip, kur jis mums kalba, o ne mes kažkaip suvokiame, ne? Nors ir gamta mums byloja apie jos kūrėją. Tai va, tai kažką panašaus ir išgyveno būtent pirmasis žmogus, stebėdamas gamtą.
Taip pat žmogaus unikalumas, galime pasakyti, slypi ir tame, kad jis turi santykius su Dievu. Tai labai subtiliai yra parodyta antrajame skyriuje pradžioj. Bet jau matome, kad žmogus turi ryšį su Dievu, ko pavyzdžiui gyvūnai neturi, nes jų siela nėra dvasinga. Apie tai dar kalbėsime. Tai ir per tai jis galėjo pamatyti, kad jis yra vienišas. Ir žmogus, jis yra kūniškas, yra materialus ir galime teikti, kad jis yra kūnas tarp kūnų, kaip išsireiškė Jonas Paulius II. Ir pasaulį vertina fizinėmis akimis, tai yra mato tai, kas yra fiziška. Ne tik kas yra aplinkui, bet ir save patį. Ir Jono Pauliaus II pastebėjimas yra toks, kad būtent per kūną suprato žmogus, kad jis yra vienišas. Ir tai gali būti šiek tiek keista mums, nes jeigu pažiūrėsime tos pačius gyvūnus, tai kai kurie iš jų yra, gal ne taip jau tiksliai panašus į žmogų, bet sakykime, ten turi galūnes, turi galvą, kažkaip maitinasi ir panašiai. Ir atrodo, kad žmogus galėtų tokios išvados prieiti, kad jis kaip tik yra panašus į gyvūnus, kad jis nėra tarp jų vienišas, būtent per savo kūną. Bet matome, kad jis prieina kitos išvados. Nes parašyta, kad kai davė visus vardus gyvūnams, jisai nerado savo tinkamų bendrininko. Tai galėjęs suabejoti, per kūną jis padaro priešingą visiškai išvadą. Ir čia teigia kūno teologija, kad pirmasis žmogus puikiai suvokdavo savo kūno prasme. Kad tas kūnas, jeigu kūnas išreiškia sielą, asmenybę, tai tas kūnas yra kitoks nei gyvūnų, kurie neturi asmenybių. Ir per jį jis atskiria save nuo gyvūnų ir per jį yra savimi. Va, ir tada gal tavęs Neda paklausiu, kaip tu manai, kaip suprato būtent per kūną pirmasis žmogus, kad jis yra vienišas? Kas jam padėjo savo kūne ir į gyvūnų kūnuose atskleisti tą nesuderinamumą, taip sakykime. Mhm. Tai, man pirma mintis, kuri šauna, tai yra išvaizda. Mhm. Ta prasme, kad jis, mato, kad kiti gyvūnai kaip ir po du, o jis toks vienas savo kūno, savo išvaizdas. Tai turbūt per tai galėjo suprasti. Jo, galėjo suprasti su pirma pagal tai, kad nors sakėm, kad gyvūnai kažko panašus į žmogų, bet jis matė tikriausiai, kad jis vis tiek skiriasi nuo jų. Matė, kad ne po vieną tie gyvūnai turiuomenį. Jo, taip. Tas pats irgi, jie kažkaip turi bendruomenės, o jis toks vienas. Jis vienas, ja. Bet galima taip biškį giliau tai nerti. Pirmas dalykas, kurį išskirčiau, tai yra kalbėjimas. Čia yra aukštesnioji komunikacija kūnų, ne gestai, ne dar kažkas. Ir iš pirmų 3 skyrių matome, kad Dievas kalba žmogui ir jis tą girdi, ir pats žmogus Dievui atsako. Gyvūnai, aiškus, negali kalbėti. Jie turi komunikaciją, bet jinai yra labai primityvi. Tikrai ne žodžiais ar dar kažko. Ir informacija, kurią jie gali teikti per tai, galima susiaurinti iki to, kad čia yra daug maisto, ten yra pavojus ir aš noriu daugintis. Ir maždaug tai viskas, ką jie sako. Mes galim naudoti žodžius ir pasakyti bet ką. Iš tikrųjų bet ką. Nuo nesąmonių iki kažkokių šedevrų. Taip. Tai va. Tai galima grubiai tai pasakyti, kad pirmajam žmogui nebuvo su ko pasikalbėti. Mhm. Antras dalykas būtų
unikali veikla. Tai yra žmogus dėl to, kad turi išvystytas plaštakas ir dėl to, kad turi išvystytą intelektą, gali daryti tokius darbus, kurie yra autentiškai žmogaus. Yra tik tai žmogui įmanomi. Nes antram skyriuje parašyta, kad pavyzdžiui, nebuvo kam arti dirvos, kai dar nebuvo žmogaus, ne? Ir nors žmogus naudojosi gyvūnais, kad jie jam padėtų, tačiau jis arė dirvą. Ir beje, ne tik ta veikla yra nebūdinga kitiems padarams, bet ir žmogus išreiškia save per ją, ne? Čia galima kalbėti apie meną. Jeigu ten kokios bežionės gali panaudoti akmenį, kad, nežinau, kokosą savo suskaldytų, bet tikrai bežionės, tokio meno kažkokio labai apmąstyto, nepadarys. Žinom, kad galima joms duoti ten teptuką ir kažką bandys paišyti, bet ant kiek čia bus kažkas... Su prasme, su mintim. Taip, su prasme, su mintim. Ir plus ne pačios jos tos teptukus išrado ir visas technikas ir panašiai. Trečias dalykas, sukurtas pagal Dievo paveikslą, kuris, kaip mes minėjom, yra tobuloji meilė. Pats ne Adomas, bet dar taip nepavadintas, pirmasis žmogus troško mylėti. Ir tuo pačiu ir savo kūnu, ne? Ir jis matė, kaip, pavyzdžiui, porojasi kiti gyvūnai ir matė, kad jiems tai nelabai kažką reiškia. Prisimenu, kaip skaičiau vienos dainos atsiradimo istoriją, Beatles dainos, kur pasakoja Polas Makartnis, kaip jis buvo Indijoje ir pamatė, kaip gatvėje viena bežionė ant kitos sušoko, susiparavo ir tada po to tarsi nieks neįvyko. Ir jis pagalvoja. Let it be. Ne, čia ne to daina. Bet geras. Ir jis pagalvoja, kaip pas juos viskas paprasta. Paėmė, suėjo, padarė greitai ir po to tarsi nieko ir nebuvo. Ir sako, ant kiek pas žmonės viskas sunku su tais visais dalykais. Ir tada sukūrė tą dainą. Tai va. Kokią dainą sukūrė? Vat ne... We can do this on the road. Ar kažkas tokia. Jo. Jos prasmė yra visiškai tokia, toks be įsipareigojimo lytiniai santykiai tokie, tokia visiškai tų laikų, galima sakyti dvasios, ne? Iš baltojo albumo, jeigu kažkas norės pasiklausyti. Tai va. Ir, gyvūnams tai tikrai nedaug ką reiškia. Jų ten reakcijos yra kažkokios pačio akto metu, bet po to visiškai nieko ir nesvarbu. Ir ten patinas gali patelę palikti ir ten jis yra susidomėjęs tik iki, kol gaus, tada kol kada savo tikslą pasiekė, ten kažkas vyksta ir viskas. Tai jis matė, kad jie yra pavaldus jėgai, kuri yra stipresnė už juos, tam instinktui. Ir kad tai nėra laisvas savęs davimas ir kad tai nepanašu į kažkokius santykius tęstinius, ne? Bet jis troško laisvai save atiduoti kažkam, kas laisvai jį priimtų ir suvoktų, kad tai yra dovana, kad tai yra meilė, kad tai yra kažkas daugiau negu kažkoks būtinas procesas tam, kad neišnyktų rūšis, ne? Be kažkokių ten papildomų, ne? Vėlgi čia tas palyginimas, kur pagalys ir medis, ne? Jis labiau apie medį galvoja. Ir taip pat toks, nežinau, ar čia ketvirtas būtų ar ne, jis matė, kad gyvūnai negeba mylėti, jie turi tik tai ypatingą prisirišimą. Mūsų augintiniai, ne, jie irgi tik yra labai ypatingai prisirišę prie to, kad mes esam tie šeimininkai, kurie gali jiems, taip, suteikti malonumą, nežinau, pažaisdami su jais ar glostant, ten duoti maisto, kurio jiems reikia ir laikyti pas save namie, kur šilta ir sausa.
Tai jie tiesiog yra ekstremaliai prie to prisirišę, bet tai nėra meilė. Tai nėra jų pasirinkimas, tai yra instinktas. Jiems to reikia ir jie dėl to taip elgiasi. Nors daug žmonių gali su manim nesutikti, kurie yra, taip sakykime, gyvūnų fanatai. Bet tai yra tiesa ir aš tai patyriau, pavyzdžiui, kai turėjau šunį. Ir aš supratau, kad tas šuo neduoda man tai, ko aš norėčiau, ne? Ypač mano šuo tai buvo toks nelabai prie meilės, taip sakykime. Paimdavo, ko reikia, bet kad pati kažką duotų, tai ne. Vien savo buvimu jau mus džiugina, bet ne to, ką jie pasirenka kažkaip. Jo, čia nėra jų pasirinkimas. Galima sakyti apie ten šuns ištikimybę, ne? Bet čia vėlgi tas ekstremalus prisirišimas prie šeimininko, kuris duoda to maistą ir taip toliau. Bet tas pirmasis žmogus, nors jis nerado bendrininko tarp gyvūnų, vis tiek jisai bendravo su Dievu, kažkaip galėjo su juo turbūt šnekėtis ir laisvai dovanoti meilę ir Dievas jam atgal, bet vis tiek jis buvo vienišas, nors realiai turėjo Dievą su savim kartu. Taip, čia yra tiesa ir yra giesmių, kur apie tą pirmą pradžią patirtį kalbama taip, kad pirmieji žmonės vaikščiodavo Edene su Dievu, koks labai gražus įvaizdis, ne? To artimo ryšio ir to santykio ir iš tikrųjų buvo toks santykis, taip. Čia geras pastebėjimas, kodėlgi žmogui kažko reikėjo, jeigu Dievas buvo, ne? Kaip irgi yra garsi giesmė, vien Dievo gana. Tai šitos giesmės žodžių autorė Teresė Avilietė, ar jinai mums pamelavo? Ar nėra taip? Bet iš tikrųjų galime pasigilinti į šitą fenomeną tokią, ne? Tai, kad žmogui buvo maža ir norėjosi daugiau, parodo visų pirma, ant kiek trauka šitam pašaukimui yra stipri. Čia kalbam apie, pavyzdžiui, santuokos pašaukimą, ne? Bet ir šiaip ant kiek stipri yra trauka būti su kažko bendrystėje. Ir žinoma, kad dar nebuvo nuopuolio ir viskas buvo pagal Dievo planą. Ir Dievas sukūrė tą trauką mūsų ties kito žmogaus ir ypač ties kitos lyties. Reiškia, negalim kalbėti apie pavojų to, kad bendrystė su žmogumi atitraukia nuo Dievo, nes tai buvo Dievo plane. Reiškia, turim kažką kitą žiūrėti. O kasgi kito? Pabandykim išgirsti, ką sako žmogus to, kad nerado savo bendrininko. Aš įsivaizduoju, kad jis sako, jog tu, Dieve, esi nuostabus kūrėjas ir aš žaviuosi to, kaip esu sukurtas ir žaviuosi to, kokį turime su tavim santykį ir koks tu geras, koks tu mylintis, nes iš nieko aš atsiradau ir šis pasaulis nuostabus irgi. Aš, Dieve, noriu skelbti tai. Aš noriu savo gyvenimu tave imituoti. Aš noriu dalintis meilę, kaip tu tuo daliniesi, su kitu kažkuo. Aš noriu tapti priežastimi, kad ir kitas taptų laimingas, o ne aš vienas būčiau laimingas. Ir tame matome paralelę tarp Dievo ir žmogaus. Kaip Dievas nenorėjo vien savo pasilikti tos tobulos meilės ir laimės, taip ir žmogus sukurtas pagal jo paveikslą nenori savo burbulę kažkokiam užsidaryti, bet nori tai skelbti, nešti į pasaulį. Ir čia tas toks kaip pagrindinis skirtumas tarp nuo kitos kūrinijos. Nuo gyvūnų, tai kad jie neturi tokio troškimo. Taip, gyvūnai neturi to, dėl to, kad nėra jie sukurti pagal Dievo paveikslą, ne? Va. Tai dėl to tas pašaukimas mūsų yra pašaukimas, sakykime, evangelizacijai. Ir gali žmonėms atrodyti, kad santuoka yra tas pašaukimas, kuris toks labiau, aš
ne visiškai, sakykime, bažnyčia atsiduoda, ne? O tie, kas celibato pasirinko, jie turi tą, taip, jungą, sakykime, kabutėse, kad turi skelbti Dievo karalystę ir darbuotis ją ir panašiai. Bet čia matome, kad santuokos pašaukimas irgi yra evangelizacija. Nes aš turiu tuo, kaip aš myliu savo šeimos, ten savo žmonas, savo vaikus ir kitus šeimos narius, turiu tuo parodyti Dievo gerumą. Tai yra, aš patyriau, kaip Dievas myli mane ir aš tada myliu kitus ir tai nešu į pasaulį. Ir taip pasaulis sužino, kad, jis tiki Dievą ir taip kitus myli, tai čia yra liudijimas, koks Dievas yra geras ir kaip jis geras yra visiems iš tikrųjų, per kitus. Ačiū, Valentinai, kad papasakojai apie pirmapradį vienatvę. Ir pereisim prie namų darbelių, kuriuos mums irgi parašė Valentinas. Namų darbeliai bus 2. Tai pirmas yra 5 pojūčių malda. Tai labai įdomus dalykas. Aš pati esu bandžiusi ignaciškose rekolekcijose. Ir tai yra malda, kaip ir sakant, su 5 pojūčiais. Tai su klausa, su rega, skoniu, kvapu ir lytėjimu. Ką galite padaryti? Tai man bent jau patogiausia tai daryti gamtoje, kur esu, tarkim, tarp medžių arba prie upelio kokio. Ir mėginti įeiti į maldą su savo 5 pojūčiais, su savo visų kūnu, taip sakant. Tai, tarkim, stebėti upę arba priliesti medį, bet tai daryti visiškai natūraliai, kaip išeina. Turint omenyje, kad visą tai sukūrė Dievas, nes galim per kūrinyje išgyventi Dievą, susipažinti su juo ir galim tiesiog ir būti kartu su juo, būti maldoje ir stebėti savo jausmus, savo pojūčius. Pabandyti į tai įeiti per maldą. Arba, pavyzdžiui, galite pasigaminę pietus, persižegnuti, įeiti į maldą, pabūti tyloje galbūt su tuo maistu ir jį uostyti, jį išgyventi pilnai skoniu, pajusti, kad visa tai, kas mums duota, yra dovana, arba kad ir ką kitą galite atrasti būtent per šitos savo pojūčius. Ir antras namų darbas, tai mes vadinam jį pasivaikščiojimas su Dievu. Panašiai kaip pirmieji žmonės vaikščiojo rojuje su Dievu, vaikščiojo sode, taip siūlom ir jums išeiti, pasivaikščioti ar į miestą, bet galbūt gamtoje yra daugiau tokia kaip pasakyti, lengviau įeiti į dvasingą nuotaiką ir turėti tokį pasivaikščiojimą, labai paprastą buvimą su Dievu, galite kalbėtis, bet galite ir tiesiog būti kartu su juo, ką aš mėgstu daryti asmeniškai, tai netgi vaikščioti kartu su juo susikabinus rankomis, tai turi tokį ir fizinį ženklą jo buvimo šalia ir tuo pačiu galiu kaip įeiti į maldą ir neišeiti iš jos labai lengvai, bet susikaupti ir kartu vaikščioti su Dievu. Tai kviečiam jūs jungtis į namų darbus ir ačiū Valentinai, iki kito karto. Su džiaugsmu pasimatysim Eucharistijoje. Amen. Kitos serijos metu kalbėsime apie kūno svarbą, kodėl reikia rūpintis kūnu, taip pat atpažinsim, kas yra kūnas, siela ir dvasia.